Po savaitgalio susitinka žvejys su medžiotoju. O žvejys sako, medžiotojas klausia, kaip sekėsi? Na gerai, čia praleisim jaunystę. Mano šeimyninė padėtis. Visada iš viršaus. Visada. Nėra čia ko mums dėdami labai žiūrėti. Nėra čia ko. Na, vedęs buvau 2 kartus, abu kart nelabai sėkmingai. Nes pirmoji žmona mane paliko. Antroji niekaip gyvatė nepalieka niekaip. Bet čia nieko, ateis ruduo, prasidės grybų sezonas ir aš žinosiu, kaip jis gyvena. Čia nesvarbu, tegul būna taip mano asmeninė laimė. Dar viena naujiena šį vakarą mūsų projekte Šok su manimi. Dar vienas gražus vyras ant Lietuvos žemės. O kokių dar slepiasi po žemę? O jas. Važiuojam. Turiu išties gražų partnerį, iškastą iš kažko. Tas pats laukia, žinai. Neprabėgs ir 50 metų. Bet kad tu žinotum, kaip aš tave myliu. Eik tu savo. Tikrai O net kaip ištekėjai Jurijus. už kito. Važiuojam. Kalbamės su gerbiamu Vytautu Šapranausku. Vytautai, ar sirgote žvaigždžių liga? Ką jūs visada taip durnai kalbate, ar čia man tik pasirodė? Žvaigždžių liga akivaizdi. Kodėl? Eikit jūs nachui.